Labas, labai smagu, kad prisijungiai. Šventas raštas mus ragina atnaujinti savo protus Dievo žodžiu. Todėl kviečiu klausytis pamokslo ir tebūsi šiandien juo labai palaimintas. Jo, iš tikrųjų, tai man labai naštą turiu, daug ilgai ją nešioju šitą naštą ir sunku darosi labai stipriai. Ir jau žinau, kad Dievas nori kalbėti per mane, aš tiek daug turiu ką pasakyti, žinai, bet daug Dieve, kad tik būtų Dievas, kas kalba per mane ir kad Jis kalbėtų, pasakytų, ką Jis nori pasakyti bažnyčiai. Man labai bažnyčios kažkaip, tos, kas ta bažnyčia, kaip čia dabar dėjo iš tom pasauliu su ta bažnyčia, kas vyksta. Nes labai daug visko vyksta, labai blogai viskas vyksta, aš taip matau. Atleiskit už mano negatyvumą, bet Dievas yra labai pozityvus už tai, kad būtų gerai ir taip ir bus, kaip Jis nori. Ne kaip žmogus nori, tikrai bus. Tai aš kažkaip labai daug permastau visko, tikiu, kad mes kiekvienas permastom, čia prisidėjau knygų, kurias dabar analizuoju, po truputį skaitau, tikiu, kad įkvėpti Dievo žmonės jas parašė, gerus dalykus kalba. Tai aš kažkaip šiandien atsikėliau ir nes daug minčių galvoju apie tą ir apie tą ir apie tą ir apie tą ir apie tą. Reikia apie viską pakalbėti ir pasakyti ir pasitarti ir priminti vienas kitam. Tai kad taip atsikeliu ir mintis, krikščionybė tai yra gyvenimo būdas. Ir aš taip ir save stebiu, ir kitus stebiu, ir aš matau, kad nebūna dažniausiai gyvenimo būdas. Ir ką mes esame išmokę, mes kartais pritaikom ir tai nėra Dievo noras, nes Dievo noras yra Dievo žodis. Ką Jis ten sako, taip ir yra. Tokie dėsniai ir turi būti. Ne mūsų sugalvoti dėsniai, ne religija kažkokia, ne apeigos, bet pasirašiau taip, pakeistas gyvenimas iš Dievo malonės, mūsų laisva valia pasirenkant sekti juo. Gyventi, kaip Jis nurodė savo žodyje. Krikščionybė tai nėra apeigos, kaip sakiau, nėra jokia prievolė. Krikščionybė nėra užsuksiu trumpam, paskui eisiu toliau daryti, ką reikia. Jo, viskas prasideda taip, užsuksiu, paskui dar užsuksiu, bet jeigu taip ir lieka, tai ne. Ne taip Dievas sako. Turim progresuoti, turi tą aritmetinę progresiją vykti visada, mes turim visada plėstis, augti, nes Dievas yra toks, Jis yra gilesnis, aukštesnis, platesnis, Jis niekada nesustoja, Jis yra toks begalinis ir mūsų ta krikščionybė, tas gyvenimo būdas, ten nėra galo, tiesiog mes čia gyvendami, mes visada galėsim daugiau suprasti, pamatyti daugiau, patirti daugiau, išgyventi daugiau, čia nėra taip, kad aš jau pasiekiau liepto galą, aš jau esu krikščionis, good enough. Taip nėra, taip nebūna. Ir man taip labai gaila, aš suprantu, kad aš pati užsiknisu savo dalykose, savo kūniškume, ten savo visokiose nuodėmės. Mes visi turim, žinot, dabar visai sakau, ką nesirašau, tokia comfort place. Mano bendradarbė sakydavo, aš dabar einu į savo happy place. Reiškia, niekas netrukdykit, visi eikit, aš čia dabar būnu, darau, ką man reikia vienas, aš turiu tokią happy place ir jinai mane labai žudo. Išpažinsiu, aš tiesiog pasineriu į netikrą gyvenimą, tai yra į filmus. Ir aš užsikabinu, dabar tik yra filmų generation, irgi Netflix, ten Amazon Prime, žmonės tiesiog gyvena ten. Ir tai yra mano, kur aš irgi Dieve padėjo, kaip iš tikrųjų mirtis ten yra, ateini ir miršti, ir tu matai, kaip iš tavęs ištraukinėja syvus, bet kaip kovoti reikia su to kūnu, tai čia Dieve padėjo, aš žinau, kad visi turi tą vietą, kur atrodo, taip, velnias įveda, sako, pabūk, vienas, izoliuokis, ten tau patogu, gerai, ir aš suprantu, kad mes taip prarandam gyvenimą, aš taip prarandu gyvenimą, jūs irgi žinot, kur jūs prarandat. Ir jisai sako, mums sako, aš atėjau tau duoti gyvenimo apščiai. Apstaus gyvenimo, tokio, kurio tu neįsivaizduoji, nes žmogus, žinot, sėdi tam savo narvelį, tam savo krūmelį, kur ten mes besėdėtume, perkeltinė prasme. Ir mes galvom, čia aš gyvenu jau, čia gyvenimą, o čia tai gyvenimą, žinai.
Mano bendradarbė pasakojo, žinai, sako, Roberta, koks gyvenimas Lietuvoje. Visi turi dideli namai, dideli kiemai, sako, tik šašlykiukas čirškina, tik prie ežeriuko maudai, sako, o čia tai gyvenimas. Ir aš, žinai, klausau ir galvoju, tai jo, jai čia gyvenimas, nes jinai kito nežino. Jinai tik tokį, va čia geriausias gyvenimo variantas, kurį tu žinai. Ir aš galvoju, bet Dieve, tu esi tiek daugiau mums suplanavęs, davęs ir paruošęs. O mes, to apščiai ir taip sakau, taip gaila, jeigu mes to nepatirsim, nes tik tai mes galim pasakyti tam taip arba ne. Tai čia nuo mūsų priklauso, ar mes sakysim kasdieną tą, ką jis parašė, aš paskaitysiu. Labai žiaurus čia šitas žodis turbūt bus ir man, ir jums. Dėl to sakau, aš taip nenoriu kalbėti, bet aš suprantu, Dievas sako, reikia, viskas, nustok, stop, ateik, sakyk, nes reikia, tai reikia, Dieve, viskas reikia. Aišku, kad jisai iš pradžių ateini, žinai, ir jisai sako, aš tave paguosiu, aš tave priglausiu, aš tave paglosiu, ir toks yra Dievas, ir aš tau viltį duosiu, ir jis tai daro visada, nes mes, kai ateinam, tai dažniausiai sugniuždyti, pavargę, viskas praradę, sakom, čia va šitas, čia yra man šakės, aš daugiau negaliu, Dieve, aš ateinu dabar, tu man parodyk kažką, padėk, ir jis tai daro jo, ir džiaugsmą teikia. O paskui jisai sako, žinai, jeigu tu nori daugiau gyvenimo, tai reiks ateiti ant altoriaus. Turėsi ateiti ant altoriaus, turėsi sakyti, aš pasiduodu. Aš kryžium kiti gula, esat matę, sako viskas. Aš nežinau, kaip gyventi toliau, Dieve, parodyk man tą gyvenimą apščiai. Ir tada jisai ateina, žinai, sako, visiškai opozitiniai pasauliu, sako, self-love. Aš jau šitą 10 kartų turbūt sakiau. Žiūrėk, kaip tu nori, kaip tau geriau, kaip pirmiausia, kad tau, o paskui kitiems, žinai. Ir irgi yra tiesos, žinai, jeigu pats visiškai tuščias, tai ką iš tuščio duosi, nieko neduosi. Bet tas self-love toksai, žinai, mokymas, kad tu tik apie save tau ir tik tu, tai čia yra tikrai mirtis. Žiūrėkit, šita generation yra labiausiai, šita karta yra labiausiai karta, kuri dabar pažydžiama, visi jausmai, viskas atidaryta, viskas ateik, tenais pasako, kaip tu jautiesi. Ir tas, žinai, pažydžiamumas toksai yra susikoncentravimas į save. Tai yra aš. Ir aš esu vargšas, ir aš nebegaliu, ir man padėkit. Ir vienas toks psichologas, Jordan Peterson, jisai sako, tai yra labiausiai miserable generation. Nėra tokios apgailėtinos kartos buvę. Nes viskas yra apie mane, man, dėl manęs. Jeigu aš jaučiuosi šiandien kaip vyras, tai esu vyras. Jeigu rytoj kaip moteris, tai aš moteris. O jeigu užporyt kai arklys, tai aš nuostabus arklys. Ir nes aš taip jaučiuosi ir viskas. Ir tie žmonės ir tokia savidestrukcija. Ir tu matai, kad čia jokios laisvės, čia yra tik baimė, apgaulė. Ir tas susikoncentravimas į save, tai yra velnio melas. Ir Dievas sako visiškai opposite. O Dieve, padėk, man čia yra, iš tikrųjų čia taip rimta, nes visi mes į tai linkę. Aš žiauriai tai linkus, aš žinau, kad jūs žinot, kad jūs į tai linkę. O Dievas jisai sako, kaip Migrita taip gerai, aną sekmanį sako, jie sako, imk, o jisai sako, duok. Ir tai, tu galvoji, tai čia iš manęs viską atims, ta bažnyčia, ta krikščionybė nori, kad aš čia likčiau vargšas, žinai, ubagas ir be jokių turtų, be nieko. Bet žinokit, jeigu jisai sako, kad tau tai duos gyvenimą, tai tau tai duos gyvenimą. Tikrai ir man. Tada dabar paskaitykim, ką sako Dievas. Laiškas Efeziečiams 2, skyrius 2, 20-22 eilutė. Pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato esame mes, turintys kertiniu akmeniu patį Jėzų Kristų, ant kurio darniai auga visas pastatas į šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveinė dvasioje. Tai jisai sako, kad mano tikintieji yra mano bažnyčia ir jūs esate ta dvasinė buveinė, šventykla. Mes esam, vadinasi, žinot, kitiems keista, sako, čia dvasinė šeima, yra fizinė šeima ir yra dvasinė šeima, nes tai sako Dievo žodis. Nes yra fizinis kūnas, fizinis žmogus, kūniškas ir yra dvasinis žmogus,
kurį mes atėję pas Jėzų, jis mumise jį prikėlė ir jisai gyvas. Dvasinis žmogus yra gyvas mumise ir jisai tobulas netgi. Ir jis sako, jūs esate statomi kaip ta dvasinė buveinė. Tai viskas dabar jau visai kita realybė prasideda vėl. Taip, kita realybė. Paskui Korintiečiams 1 laiškas 3:17 sako, jei kas Dievo šventyklą niokoja, tą Dievą sunaikins. Nes Dievo šventykla šventa ir toji šventykla tai jūs. Tai nekalbama apie fizinį pastatą. Tai kalba apie žmonės, nes sako, jūs esat vynmedis, tai yra aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Tai reiškia, mes esam tas kūnas, ta šventykla. Ir tai yra ta krikščionybė, nes iš jo ateina gyvybė ir mes tada ją gaunam taip. Toliau apaštalų darbai 2:42. Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Tai yra bažnyčia. Tai jeigu ateini į bažnyčią ir tenais nėra apaštalų mokymo, ką Biblija kalba, ką moko, jeigu tenais nėra bendravimo, kitur nėra bendravimo, žmonės ateina išeina, nepažįsta, kas stovi šalia, bet Dievas nežino, kas čia per bažnyčią, aš nežinau iš kur ji, bet ji tai tikrai ne iš Dievo žodžio. Sako, duonos laužymo, tai ir tiesiog tai Dievo yra sumanimas, duonos laužymas, atėjimas į atgailą, prisiminimas jo aukos ir maldų, ir kartu meldžiasi, tai yra bažnyčia. Kiti žmonės, žinot, šiandien kaip žmonės pasikrikštyja, nes nori geresnio gyvenimo. Ateina pas Jėzų, supranta, kad vaikų krikštas tai buvo ne tas krikštas, kurį kalba šventasis raštas. Ateina pasikrikštyje ir dabar galvoja, jau bus. O čia sako, palauk. Ištvermingai tau reikės laikytis apaštalų mokymo, bendravimo, dažniausiai su tais, kurie tau žiauriai nepatinka, nes tai bažnyčia yra, žinokit, bažnyčia yra žmonės, kurie turbūt labiausiai nervuos, labiausiai sunervins, nes tie žmonės ten ateina, kad tu ir aš būtumėm pakeisti, kad tas kūniškasis būtų sutramdytas ir kad tas dvasingasis žmogus jisai gyventi iš tikrųjų pradėtų. Nueini į kitą bendruomenę, atrodo, tokie visi faini, kodėl jie tokie nekūniški, aš galvoju, jie tokie meilūs, tokie visi nice. Ir ateini į bažnyčią, galvoju, šitas tai ir vėl su savo komentarais, bet žinokit, tikrai visur taip. Tai čia tik tai mūsų naudai, nes reikia ištvermingai laikytis apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų. Ir neužtenka tik pasikrikšti ir sakyti, Dieve jo, dabar daryk. O tu, sako Dievas, palauk, čia yra santykis ir tu ir aš, mes abudu. Efeziečiams laiškas 4 skyrius, 4 eilutė. Vienas kūnas giedam ir viena dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai. Kaip tu būsi vienas su žmogum, apie tu neturi nauklų, kas jis toks, kokia čia vienybė, tai ne bažnyčia irgi. Morkaus Evangelija 8:34. Pasišaukęs minę ir savo mokinius, tai reiškia, yra minė, kurie netikintis, taip ir dabar yra minė, kuriems Jėzus kalba, dabar jau žmonės jo kalba, ir yra mokinius, tai mes. Tikiu, kad visi mes esame mokiniai. Jėzus prabilo, jei kas nori eitų paskui mane, tai išsižada pats savęs, tai ima savo kryžių ir teseka manimi. Tai čia yra didžiausia užduotis. Čia gyvenimo užduotis parašyta, man tai tikrai. Tu įsivaizduoji, tu kaip augini vaiką, pavyzdžiui, kiek kartų per dieną turi įsižadėti savęs. Tai kokį milijoną. Tikrai, aš taip patiriu šiuo metu labai stipriai. Tie mano vaikai, jie visą laiką su savo dalykais ir tu turi būti tas tėvas, žinai, kuris motina, kuri visą laiką gerai ten aiškinti, nurimti, padėti, nuvesti, parodyti. Ir visą laiką tai vyksta. Tai man, pavyzdžiui, tai mano tikrai yra kryžius. Man sunku, nežinau kaip jums mamos, tėčiai. Ir sako, tai ima savo kryžių. Gali būti kryžius, tėvystė, motinystė, gali būti santuoka kryžius. Bet nereiškia, kad visada yra sprendimas skyrybos. Ne, aišku, būna, aš žinau, kad būna, siaubinga būna. Tada yra sprendimas tikriausiai, nes tai yra pragaras. Bet jeigu tau tik tai reikia, žinai, nusižeminti ir tą kryželį savo paimti, kuris tikrai nėra toks sunkus, kaip Jėzus nešė,
tada tu turi imti ir nešti, nes čia yra toks, tai duos tau gyvenimą. Nesako, tas, kuris ima savo kryžių, tas seka manim. Tai yra mokinystė. Toliau Morkaus 10, skyrius 10-21 eilutė sako, Jėzus pažvelgęs į jį pamilo ir tarė, vieno dalyko tau trūksta. Eik parduok viską, ką turi, išdalink vargšams ir turėsi turtą danguje. Tada ateik, paimk kryžių ir sek paskui mane. Ir vis jisai apie tą kryžių. Aš žinot, kaip supratau, visą tai, ką Kristus darė, kažkokioj mažoj formoj mums reiks irgi atlikti. Nes jis pasiėmė savo kryžių, jis numirė. Kiek mums reikia kartų gyvenimą mirti ir išsižadėti savęs, savo norus, savo supratimo. Jeigu, pavyzdžiui, parašyta žodėje taip ir tu galvoji, aš taip nemanau, Dieve. Žinai, o Dievas sako, aš suprantu, kad tu nemanai, bet aš tau sakau, kad šitas yra gyvenimas. O tai, kad tu manai, ne. Nes kažkodėl tu atėjai prie tos išvados, bet patikėk manim, aš esu Dievas. Man patinka toks rusiškas yra posakis, gal visi suprantat. Sako, nevažna, što считай ты, он остается Богом всей земли. Tiesiog, ir kas, kad tu nemanai, galiausiai bus kaip Dievas pasakė, nes jis yra Dievas, kuriejas žemės ir dangaus. Viskas, taškas. Ir mes galime iki tam tikro laiko gyventi kaip norim ir paskui vis tiek bus akistata. Bet žinot, kaip gerai, kad mes negyventume taip, kaip norime. Mes sakytume, tikrai Dieve, tu esi Dievas, padėk man sekti tavim. Aš renkuosi, čia jokios prievartos. Niekada Dievas neverčia nieko. Jis tik tai kviečia ir sako, va čia yra daug gyvenimo, ateik. Tada 1 Jono laiškas, 4 skyrius 20 eilutė. Jei kas sako, aš myliu Dievą, o savo brolio nekenčia, tas melagis, kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti Dievą, kurio nemato. Man šita eilutė tai yra taip stipru. Nes kaip dažnai mes, pavyzdžiui, vienas kito pradedam nemėgti. Tai nemėgti tai yra nemeilė. Tiesiog kitas žodis. Nemėgti, apkalbėti. Turiu omeny brolio, tai reiškia tie tikintieji, kurie esam čia. Gali būti ir tas kraujo brolis, taip, jo. Bet įsivaizduok, tu tada sakai, Dieve, aš tave myliu, aš tave garbinu, aš tave šlovinu, bet jau ta zaraza, žinai, bet tikrai čia, aš galvoju, ir taip mes dažnai jaučiamės, ir žinot ką, aš jau dabar save pagaunu po tiek metų tikėjimo, dabar stop, tu ką tik, tu nekenti, ką tik, pavyzdžiui, mintyse apkalbėjai, pasipiktinau, kaip nervuoja, kaip elgesi. Ir aš tada iškart jau suprantu, jausmai tai negeri, bet sakau, Dieve atleisk man, aš varau ant žmogaus, tai kas savo mintyse, vis tiek tu matai ir taip nenori nekęsti, ateina vis tiek, emocijos, jausmai sukyla. Ir koks tavo reikalas, kodėl jis taip pasielgė? Nes taip pasielgė, užėjo kažkas, o jau man tipo neužeina. Neužeina man, neužeina tau. Taigi ir mums užeina nesąmonės, taigi visiems užeina kvailystės. Kaip galėjai apkalbėti, o tu ką neapkalbi? Tai kas, kad galvoji tik tai vis tiek apkalbi. Ir tada sako, kurį savo brolio nekenčia, o Dievą tai myli. Ir nuo Dievo tai net nemato. Ir šitas kryželis toks, tada vėl sakai, Dieve, čia mano kryžius, aš negaliu užsičiaupt kritikuoti ir negaliu užsičiaupt teist žmogaus, kuris pasielgė, nes ne pagal mane. O tas turbūt irgi ten daužo į krūtinę ir sako, Dieve, atleisk man, koks aš baisus žmogus. Mesgi nematom, kaip žmonės gailisi už savo poelgius, jie irgi gailisi, ne mes vieni čia tokie, jos save aišku visada gražiau. Tada Galatams 2 skyrius 20 eilutė. Esu nukryžiuota su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar gyvendamas kūne gyvenu tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane. Ir aš taip galvoju, mano kasdienybė, Dieve, Dieve gelbė, kokia mano, nes krikščionybė tai yra gyvenimo būdas. Ir tik dėl to, kad mes turėtume gyvenimą, jis tikrai ne dėl to, kad mums būtų taip bloga gyventi šiame pasaulyje. Ištvermingai sako,
Nu, nes tiesiog yra Dievo dėsniai, ir tiesiog yra jo įsakymai, ir tiesiog yra jo nuomonė, ir ji yra tobula, ir ji tiesiog yra. Žinot, kai dabar pažiūrį į pasaulį, aš tokį seku influencerį, nežinau, koks ten jis toksai Zizas yra, nežinau, jūs gal irgi sekat, ką išneka. Dabar tas žmogus atėjo pas Dievą. Žodžiu, tokia įdomi istorija, šiaip labai ten pas jį kalba, tai viskas liejasi laisvai. Tai, bet jis žmogus tik atėjo ir žinot, kaip atėjo pas Dievą, aš galvoju, Dieve, tu geras, nes tu atmerki akis, va tiesiog taip. Jisai sako, aš žiūriu, kas vyksta aplinkui mane ir aš galvoju, čia yra velniška. Ta prasme, eina ir sako, mes garbinam šėtoną, ten dar kažkokie ten iškrypeliški ten ant scenos, ten vos ne aktai vyksta, kas ten ta Eurovizija, aš ne, ir žmonės, okay, tipo. Ir tas Zizas, tas čia pavardė žmogus, sako, tu matai savo žmonai, kas vyksta. Žinai, sako, kokią aš mintį gavau. Aš galvoju, čia yra nice. Sako, va tai va dabar Dievas mums rodo, kaip be jo viskas bus. Va dabar rodo, jisai įsivaizduoja, kaip be jo va, žmonės nusisuko nuo Dievo, mokyklose nebėra Dievo, darbuose, dar prieš 100 metų visi meldėsi ir sakė, Dievo 10 įsakymų yra gerai. Dabar aš Dievas, va su karūnom įsivaikšto, koks skirtumas, aš Dievas, mano nuomonė, kaip gyventi yra geriausia. Bet pakalbėjus su daugeliu taip. Ir jisai tas žmogus sako, tu matai, sako savo žmonai. Aš manau, kad Dievas dabar parodė, va, kaip mes atsisakėm jo ir va dabar žiūrėkit, ką turit jūs. Bet čia yra, žinokit, dar yra gailestingas jisai. Dar duoda mums apsispręsti ir apsisukti, nes tuoj arkliai bus žmonės ir žmonės arkliai ir eis į ženyti su arkliais ir su beždžionėm. Nes taip šviečiasi, I guess, nu. Ir aš galvoju, wow, čia nice, čia prieškimas, tas žmogus eina į bažnyčią, kiek ten supranta tiek šiai dienai, bet na, čia yra atmerktų akių variantas. Jisai atsimerkia ir sako, I see this is wrong. Ta prasme, čia blogai. Tikrai Dieve daugiau duok tokio prieškimo žmonėm. Jo, o mes tada bažnyčioj vyksta kiti dar dalykai. Bažnyčia tampa tokia liberali, tokia laisva, žinai. Ai, ką nori, tą darau, iš viską čia tą malonę, vis tiek Dievas maloningas, taigi jisai malonę teikia, visada, forever, jisai geras, jo, jisai tikrai forever geras, taip. Bet kaip su tą malonę dabar atsitiko? Dabar žinot, kiek yra daug bažnyčių pasaulyje, nes bažnyčia šiandien yra aš vienas prie televizorius, aš vienas stebiu video ir aš vienas šlovinu Dievą ir vienas garbinu jį. Aš nežinau, iš kur šitą teoriją, bet tai čia ne Evangelija visai. Čia nėra Evangelija, iš vis. Tai yra, man patogu, man gerai, ką noriu, tą darau. Čia yra taip, nes Dievo žodis tai to nemoko. Ir atrodo, tu toks pasimetęs, tu bijai pasakyti, tu bijai ateiti pasakyti, tada žmogus iš karto supyksta ten, tau daug argumentų, kodėl tu neteisus, aš vis tiek esu krikščionis. Bet jeigu Dievas pasakė, va tai va yra krikščionybė, tai kodėl mes tada sakom, kad ne? Aš nežinau, kaip jūs jaučiatės, dėl to man tai labai labai sunku, aš taip išgyvenu ir aš tiesiog sakau, ir tada sako, žinai, velnias, susikoncentruok tu dabar į save, taigi visi tave nervina, visi taigi yra tokie blogi krikščionys, tai ir tu taip daryk, atsisėsk vieną ir sėdėk, taigi tai nereiks jų matyti nei vieno, taigi kaip gerai. Bet sako, tai čia yra ne meilė, aš taip girdžiu, tai čia yra neapykanta. Tai tu aš nekenčiu brolio, tai Dievą, o Dievą tada myliu, tai kur čia taip yra? Yra tokia labai gera knygutė, jinai visus labai turbūt nervintų. Čia parašyt, vadinasi taip, Self-centeredness, the source of all grief. Tai reiškia, susikoncentravimas į save yra viso liūdesio ir visos kančios priežastis. Aš ją taip vis paskaitinėjau, čia toks brolis Vomakas, Andrew parašė, seniai labai parašė, ką žinau, prieš 20 metų gal. Ir jis sako, kai aš supratau, kad aš esu tikintysis fariziejus, teisusis Dievo tarnas. Ir tada sako, kai jau bloškė mane ir aš supratau, kad tas teisusis Dievo tarnas tai buvo vos ne Dievas vaikščiantis. Ir tada jisai, žinai, sako, kiekvieną dieną turim save tempti ant to altoriaus ir sakyti, Dieve, nusižeminu, padėk, nusižeminu. Aš paskaitysiu, nes nėra kitos išeities tiesiog. Tiesiog neturim, nėra jos. Jei būtų, tai pasirinktume.
turbūt lengvesnė. Aš paskaitysiu angliškai, atsiprašau, gal paskui biškai paversi, čia taip gerai rašo. Romiečiams 12:1 sako, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Present yourself a living sacrifice today by humbling yourself, rejecting self as Lord, and laying on God's altar. Then call for his heavenly fire to come and consume you. In light of all he's done for you, this is your reasonable service. Tai sako, atneškim kaip tą kiekvieną dieną savo kūnus kaip auką jam. Ir sako, čia mūsų tas sąmoningas tarnavimas toks turi būti. Nes jeigu kiekvieną dieną to nepadarysim, tai jau mes būsim karaliai vėl. Ir jei negulėsim altoriaus, tai tada jisai negalės mūsų tiesiog tiek to gyvenimo apimt nuo galvos iki kojų. Tada šitas pasaulis apims su savo rūpesčiais, su savo planeliais ten, kaip nuvykti į Havajus, pavyzdžiui. Geras tas planas, bet jeigu jisai paima viršų ir tampa dievu, tai ar geras jis? Ir tada sako, rinkimės mylėti Jėzų labiau nei save. Nes čia yra toks sąmoningas sprendimas, taigi sąmoningas kiekvieną dieną, pavyzdžiui, visi žino turbūt apie ką galbūt savo kasdienybėj surastumėm. Jo ir, jei čia, kiek daug iš tikrųjų kalbėti, aš galvoju. Dar vienas Kronikų 16:11 sako, Senas testamentas čia. Ieškokite viešpaties ir jo jėgos, ieškokite nuolat jo veido. Įsivaizduoju, tai mūsų kasdienybė turi būti, Dieve, ką tu sakai, kaip man tą kryžių savo paneš, jis toks sunkus yra. Aš nemėgstu to vyro savo, pavyzdžiui, arba aš to darbo savo nekenčiu, aš tikrai kartais taip jaučiuosi. Aš galvoju, aš nenoriu nei žiūrėti nei vieną žmogų, aš nenoriu ten eiti. Kartais galvoju, aš noriu susirgti, Dieve, kaip man susirgti? Žinai, kai mokyklai būdavo. Ir tu galvoji, tai čia ne kryžius, Roberta, čia vėl dedi į krūmus ir į savo, tau taip patogu būtų, gauti pinigus ir neiti darbą. Nes kiti žmonės tikrai myli savo darbą, aš taip iš tikrųjų pavydžiu tokiu, Dieve, kaip jiem gerai, galvoju. Aš jau tenais pasiekiau visas lubas, galvoju, aš noriu bėgti, bet nėra, kur dabar Dievas niekur nesako bėgti. Dievas sako, ten būk ir šitas dabar kryžius yra ir taip tavo širdis bus minkšta. Ne, šiaip tu čia toj karalienė pasidarysi, kiek tu daug visko moki. Ir jo, iš tikrųjų mes apdovanoti nuostabiais dalykais, bet jeigu tai tampa vėl Dievu, tai tada Dievas vėl ne Dievas ir taip kasdienelė. Dar vieną paskaitysiu jums apie malonę, nes aš matau, kažkaip išgyvenu, kad ta malonė tokia pigi pasidarė. Ir tai buvo, čia šitas evangelistas irgi, toks Dietrichas Bonhoefferis, jisai buvo prie pasaulinio karo metu, labai daug už krikščionybę kovojo ir parašė šitą knygą, taip pat Mokinystės kaina vadinasi, kada paskui buvo Hitlerio nužudytas. Pakartas, atrodo. Ir jisai kalbėjo tada, prieš 100 metų jau ta malonė atrodė jam pigi, tai aš galvoju, kokia dabar ta malonė mums atrodo, jisai viską atidavė, kad mes gyventume. Bet kol mes neateisim, nesakysim, okei, Dieve, aš pasimsiu tą kryžių, nešiu, rodyk man, koks tas apstus gyvenimas, nes jis tikrai rodys, jisai ir to taip nori, aš tikiu, Dievas mums taip nori, žinai, kaip mes tėvai, pavyzdžiui, jau galvojam, dabar jau vaikas jau tiesiai eina, jau nubiški jau ten eina tiesiai mano vaikas. Tuo geruoju keliu, kur mes įsivaizduojam ir mes taip džiaugiamės ir vėl, po savaitės vėl kokias nesąmonės. Ir aš galvoju, Dievas mus irgi taip mato, žinai, galvoju, jau jis ištiesino, jau 2 dienos, jau ieško mano veido. Ir vėl galvoju, įsijungsiu filmą, jau pasiilgau ten to, kur patinka man. Aš nesakau, kad tie filmai yra kažkoks blogis, bet, pavyzdžiui, man tai jau yra priklausomybė. Aš tiesiog pabėgu nuo šito gyvenimo, nes jis man kai nemielas būna. Čia yra happy place, bet čia yra labai bloga, ta, kuri mane tiesiog žudo.
Ir aš dabar paskaitysiu, būkit kantrus, tada čia puslapis, pusantro gal, apie tą pigią malonę. Iš čia pradeda kalbėti apie tą Dievo malonę, kuri dabar va taip ir tokia va yra jinai. Tokia va supuvus biški, tokia jisai sarkastiškai čia pradeda ir paskui pasakojo, kas iš tiesų yra jo malonė. Tai jau tikrai dabar nematysiu va taip. Jo. Taigi pigi malonė tai nuodėmės, o ne nusidėjėlio išteisinimas. Juk malonė liejasi be saiko ir viską uždengia kabutėse. Taigi viskas gali likti kaip anksčiau. Savo nuodėmių patys vis tiek neišpirksime. Kaip gyvenimas teka senai prasta vaga ir mes anot Liuterio vis dar tebesame nusidėjėliai, kad ir kaip šventai besiektume gyventi. Kągi tuomet, jeigu krikščionis gyvena taip, kaip ir pasaulis, prisitaikydamas prie jo standartų kiekvienoje savo gyvenimo srityje. Nėra reikalo stengtis siekti naujo gyvenimo malonėje, kuris skirtųsi nuo gyvenimo nuodėmėje. Tai te buvo saujelė entuziastų, anabaptistų ir panašių į juos, skleidžiantys ereziją. Tegul krikščionis saugosi, kad nesukiltų prieš šią dovanai teikiamą neribotą Dievo malonę ir neišniekintų jo šventumo. Te nebando jis įtvirtinti naują raidės religiją, stengdamasis gyventi paklusomas Jėzaus Kristaus įsakymams. Juk pasaulis išteistamas malonę. Krikščionis tai žino ir vertina labai rimtai. Jis supranta, kad nevalia priešinti šiai nepakeičiamai maloniai. Tad jam belieka gyventi taip, kaip gyvena pasaulis. Aišku, jis norėtų savo elgesį išsiskirti iš pasaulio ir siekti aukštesnių standartų, bet to nedaro, nes neleidžia malonė. Taigi jis turi leisti maloniai būti malonė, antraip sugriautų pasaulio tikėjimą malonę, kaip veltui suteikiamą dovaną. Tegu tad krikščionis būna patenkintas savo pasaulietiškumu ir net nebando stengtis išsiskirti iš pasaulio. Tegu jis sau ramiai ilsisi, užtikrintas turima malonė. Juk viską atlieka tik malonė. Užuot sekęs Kristumi, tegul krikščionis verčiau džiaugiasi malonės teikiamą paguodą. Štai ką turime galvoje, kalbėdami apie pigią malonę. Tai malonė, kuriai pakanka išteisinimo nuo nuodėmės, neišteisinant atgailaujančio nusidėjėlio, kuris turėtų atsiskirti nuo nuodėmės, o nuodėmė nuo jo. Pigi malonė nėra nuodėmė atleidimas, kuris išvaduotų iš nuodėmės pinklių. Pigi malonė tai tokia malonė, kurią mes patys savo suteikiame. Pigi malonė tai atleidimas, skelbimas, nereikalaujant atgailos. Tai krikštas be bažnytinės disciplinos, komunija be nuodėmių išpažinimo, išteisinimas be asmeninės išpažinties. Pigi malonė tai malonė be mokinystės, malonė be kryžiaus, malonė be Jėzaus Kristaus gyvo ir įsikūnijusio. Reiškia, ką noriu, tą darau. O brangi malonė, dabar apie kurią mums šventas raštas kalba, tai dirvoje paslėptas lobis. Dėl jo žmogus mielai parduoda viską, ką turi. Tai brangiausias perlas, kurį norėdamas įsigyti pirklys parduoda visas savo gerybės. Tai karališkas valdymas Kristaus, dėl kurio žmogus išsiluptų akį, jei tik ši verstų jį suklupti. Tai Jėzaus Kristaus pašaukimas, dėl kurio mokinys palieka savo tinklus ir seka paskui jį. Brangi malonė tai evangelija, kurios nuolat reikia ieškoti, dovana, kurios reikia prašyti, duris, į kurias žmogus privalo belstis. Tokia malonė yra brangi, nes ji kviečia mus sekti, o malonė yra todėl, kad kviečia sekti Jėzumi Kristumi. Ji brangi, nes kainuoja žmogui jo gyvybę, bet malonė nesuteikia jam vienintelį tikrąjį gyvenimą. Ji brangi, nes pasmerkia nuodėmę, bet malonė, nes išteisina nusidėjėlį. Ji itin brangi dėl to, kad Dievui kainavo jo sūnaus gyvybę. Jūs esate nupirkti už didelę kainą. O tai, kas Dievui brangiai kainavo, mums negali būti pigu. Ir svarbiausia, malonė yra todėl, kad Dievas nepalaikė savo sūnaus per didelę kainą sumokėti už mūsų gyvybę ir atidavė jį už mus. Brangi malonė tai Dievo įsikūnijimas. Tai Dievo šventykla, ją reikia apsaugoti nuo pasaulio, jos negalima mesti šunims,
Dėl to yra gyvasis žodis, Dievo žodis, kurį jis kalba taip, kaip jam patinka. Brangi malonė kontroliuoja mus maloningai kviesdama sekti Jėzumi. Konfrontuoja, atsiprašau. Jį išlieja kaip atleidimo žodis sudužusiai dvasiai ir atgailaujančiai širdžiai. Malonė yra brangi, nes skatina žmogų pasiduoti Kristaus jungui ir sekti paskui jį. Tai malonė, nes Jėzus sako, mano jungas švelnus ir mano našta yra lengva. Aš taip rekomenduoju šitą knygą visiems, vadinasi Mokinystės kaina. Aš galvoju, kad kažkaip atgaivintų gal mus sugrįžti prie to tikro gyvenimo. Nes kaip būtų gaila, kad mes taip ir nepatirtume to gyvenimo, apie kurį jis kalba, kurį jis mums siūlo. Va taip, žinai, judai, va, toks gyvenimas, tai dar didesnis vargas, iš tikrųjų dar didesnė kančia negu arba tą pusę pasirinkti, arba tą. Nes krikščionybė tikrai yra gyvenimo būdas. Malonė tikrai yra labai brangi. Ir mums kasdieną reikia jo vėl lipti ant to altoriaus ir sakyti, Dieve, tiesiog užpildyk mane visą, nes man sunku, aš kūniškas. Tai aš tiesiog raginu, nežinau kaip dar pertikti, atrodo, čia kaip visada, ruošiausi vienaip, išėjo kitaip, bet Dievas žino. Ir tik tai ateini, žinai, ir tik gali pasitikėti, tu nieko kito negali, tu galvoji, aš tikrai nevertas, Dieve, tugi matai mane, nu ką aš iš vis žinau. Nu ir nemoku, ir pykstu, ir viskas, oi, emocinis karas toksai. Ir atrodo, žinai, žiūri į žmogų ir supranti, kad, nu bet visi mirs. Ir jeigu Dievo žodis sako, arba būsi su manim, arba prieš mane, arba gyvensi su manim amžinam džiaugsme, arba amžinoj ugny būsi, tai reiškia, taip ir bus. Ir paskui arba aš tikiu, arba ne. Čia klausimas. Ir kiekvieną dieną galima užduoti save klausimą, ar aš tikiu Evangeliją? Ar aš iš vis žinau, kas ta Evangelija yra? Dėl to aš tiesiog jo raginu skaityti raštą, raginu turėti bendravimą, raginu manyti, kad bažnyčia tai yra Dievo kūnas, taip parašyta, sako, Jėzus yra galva, mes kūnas, nu jis yra viskas, mes nariai, tai va pirštus nusikirti, žiūrėk, ranka jau nedirba, jos nėra, tai tas kūnas invalidas jau vėl veikia. Jeigu tave šiandien nėra, tai kūnas ne visas yra, tai negali judėti. Nu taip veikia, aš taip suprantu. Aišku, visko būna, viskas gerai, bet kad tik neįpultume mes į tą vergystės kūnų jungą, kuris taip gundo ir nu ateik, sako, paspaustą mygtuką, kas čia nieks nematogi. Dievas tai, ką jisai, geras. Dieve padėk. Tikrai atrodo, net kartais apima baimę, galvoju, o jeigu tu manęs nepaimsi? Jeigu aš vis tik nesupratau, kas visa tai yra, tai tada viskas veltui. Dieve, aš prašau, kad mes turėtume tavo baimę. Ne šito pasaulio baimę, bet tavo baimę, Dieve. Prašau visiems, mums, Dieve, kad tavo baimė būtų aukštesnė negu žmogaus baimė, rytojaus baimė, netekties baimė, Dieve. Ar susikoncentravimo į save kažkokia beprasmybė, Dieve. Tiesiog meldžiu Viešpatį. Apreikšk mums malonę, Dieve. Apreikšk, kas tai, kokia jį brangi, Dieve. Kaip tu pasakėjai, aš atiduodu jums savo sūnų. Nes jūs tiesiog nepataikėte į taikinį, jūs dabar reikia gelbėti. Ir jeigu šiandien manai, kad tu pataikai į taikinį, tai Dievas sako, kad nu ne. Kad jūs visi esat nusidėliai, jisai taip sako, nes jūs nepaklusot man. Nes jūs nusukot savo keliais. Dėl to sako, sugrįžkit dabar, aš jūsų laukiu per Jėzus Kristaus auką. Yra sumokėta kaina.
Jis sako, ateikit visi, kurie trokštate, kurie ištroškia, ateikit visi, aš jūs pagirdysiu, aš jums atleisiu, aš jums duosiu gyvenimą apščiai. Dieve, priimk mus Viešpatie šiandien, tokius kokie esam Viešpatie. Ir Jėzaus vardu aš kviečiu tiesiog ateiti į atgailą, laušim šiandien, nelaušim duonos, tiesiog turėsim Viešpaties vakarienę, prisiminsim jį. Ir tai, kad ateit su verta širdim, kad ateit į atgailą, Dieve, sakyk, tiesiog apvalyk mane, aš esu nuodėmingas. Aš išpažįstu, kad tai tiesa yra, kad savam teisume būnu, kad atseit žinau, kaip reikia gyventi. Tai Dieve, tiesiog dabar kiekvienas išpažinkit jam, jis yra visur. Dievas yra visur, jis girdi visur, jis tavo širdį mato, jis tavo mintis žino. Ir gali jam sakyti mintyse, jo, Dieve, atleisk, aš ten nusidėjau. Jis girdi, Viešpatie, tu viską žinai, bet tu nori, kad kaip tas vaikas ateitų sakyti, mama, aš padariau taip, atsiprašau. Ir tau tada taip gera, kad jis prisipažino, kad jis atėjo su atvira širdim ir pasakė tau. Nors tu jau ir žinojai, kad jis ten ką padarė. Bet kaip gera, kai ateina ir atsiprašo ir sako, jo, aš blogai padariau. Dieve, priimk taip mus šiandien, mes atgailaujame už savo pasirinkimus, už savo mąstymą, Dieve. Už neišpažinimą, kad tu esi Dievas. Ir už tai, kad nebijom tavęs, atgailaujam, kad bijom žmogaus, kad bijom rytojaus, atgailaujam Viešpatie. Kad bijom to, kas gali sunaikinti kūną, bet kas sunaikinti dvasią, nebijom. Ir sielą. Tu gali, Viešpatie. O Viešpatie Dieve, tu geras. Ačiū tau, kad tu geras. Nieko nėra tokio, koks tu esi. Ir kad ir kur bebūtum, tu kokiam bebūtum priespaudoj, kažkokiam kare, gal kalėjime, kur bebūtum, savo namų, savo širdies kalėjime, jis visada arti. Nei vienas žmogus negali būti taip arti. Ačiū tau, kad tu arti, Jėzau. Kad nieks taip nepaguos, kaip tu paguodi, Jėzau. Kad nieks taip nenuramins, kad nieks nėra toks kaip tu, nes nėra tokio ištikimo šiam pasauliu, tik tu esi. Mes galim pasitikėti. Ačiū tau, Jėzau. Ačiū už brangią malonę, už tikrą gyvenimą. Ačiū tau, kad tu siūlai. Dėkoju tau, Jėzau, tu karalius, norim tave garbinti. Kaip gera garbinti, sako, kokia prasmė čia dainuoji, ką čia. Bet tai yra garbinimas, jisai kyla. Jis pasakė taip, reiškia jis kyla. Reiškia jisai atidaro duris, išlaisvina. Nes Dievas pasakė. Dėl to aš tikiu tavim, Viešpatie. Aš pasirenku tikėti kiekvieną dieną, visai ant to altorių susakyti. Aš tikiu, padėk mano netikėjimui, nes užpuola netikėjimas tikrai. Dieve, gelbėk mus kiekvieną dieną, paguosk mus, išganyk mus. Išlaisvink, Viešpatie, iš pasaulio jungo šito. Aleliuja, Jėzau, tu karalius. Amen, aleliuja. Ačiū, kad šiandien prisijungiai ir žiūrėjai pamokslą. Dėkojame visiems, kurie palaikote mus maldomis ir paremėte finansiškai. Jeigu norite prisidėti aukomis, tai galite padaryti lithuanianchurch.org /paremk.